Žuvis aplinkos ministerija skatina žvejoti stinteles. Ignalinos rajone ant Lūšių ežero žvejai jas traukia senoviniu būdu. Atsisakius motorizuotos žvejybos, taip esą mažiau teršiama gamta. 400 metrų ilgio tinklą iškirstas Lūšių ežero eketės žvejų leidžia dar dieną. Beveik 20 aplinkinių kaimo vyrų nesibūdė stintelių gaudyti senoviškai, sukdami ratus statines, anksčiau vadintas bobomis. Labai gerai žvejojama, susišnekėti, susirekaut galima, su motorais triukšmas. Čia nuo senybės taip jau čia žvejoja. Stintelės trumpaamžės gyvena tik iki 7 metų. Todėl keletą metų aplinkos ministerija draudė Aukštaitijos ežeruose verslinę žvejybą. Tačiau pagausėjus šių žuvelių vėl leista jas gaudyti. Kai pradėjau žvejoti jau po 44 metų. Čia buvo tokias pertraukėlas, bet jau nepamiršta buvo žvejyba. Daug metų. Daugiau kaip 50. Įvairios žuvies pagavot per tą laiką? Įvairiausiai. Įvairiausiai dydžių ir įvairiausiai žuvies. Na, kiek daugiausia taip tekdavo žuvies? Pagaut kiek daugiau? Teko 7 tonai pagaut karšę ant Kratono ežero. Vienoj valksnai, tai čia va taip buvo. Va taip pat apie 1,5–2 tonus patenkas. Stintelės apie toną va taip paėmė. Ta tradicija, kada visa palūšė merinis pakvimpa agurkų, šviežiais agurkais, tai iš tikrųjų yra ta šventė, kuri lygus kiekvieno čia gyvenančio žmogaus širdyje, kurie iš tikrųjų sušaukia labai daug čia vietinių aplinkinių gyventojų, atvažiuoja svečių. Atkurti tradicinę senovinę stintų žvejybą Aukštaitijos ežeruose patarė ir mokslininkai. Taip gaudant nėra triukšmo, neteršiama gamta. Be to, kad būtų apsaugotos vertingesnės žuvys, stintelių žvejyba skatinama, nes jos minta kitų žuvų mailiumi ir ikrais. Šią žiemą stinteles galima gaudyti Lūšių, Siesarčio, Baltųjų lakajų ir kituose ežeruose.